Na, kaip sakė, čia Stutės Pariūtė reikia įjungti jėgą, sprendžiant ketvirtą uždavinį. Buvo jisai jau yra ne 8, ne 9 ir net ne 10 klasės, o iš tikrųjų 11-12 klasės kurso, kur yra logaritmai. Matom, kad logaritmų pagrindai vienodi, reikia iš duotųjų 4 reiškinių atrinkti tą, kuris yra lygus šiam duotajam reiškiniui. Na, norėdami taikyti, atsirinkti, kuris čia ką tinka, tai turime pasinaudoti logaritmų savybėmis. Na, pirmas dalykas, kurį reikėjo padaryti visiems, tą dvietuką užkelt čia ant to iksiuko. Tai aš čia kodėl kaip yra, tai žinoma, aš čia neaiškinsiu, jums jau tai mažiausiai rūpi, kodėl čia kas taip yra. Jums svarbiausia yra teisingas atsakymas. Na ir po šito judesio turime dviejų logaritmų vienodais pagrindais sumą. Vėlgi naudojam kitą logaritmų savybę, kad kai turime sumą, tai galime parašyti, kad tai yra lygu ne kam kitam, o štai tam, tai yra sandaugai, šitam. Atsakymas teisingas yra D, suklyst čia aišku buvo galima.